Kaip atrodo žmogus patiriantis nerimą dėl sveikatos? Šis žmogus tikrai gali jaustis kūno signalus. Tačiau nerimas prasideda tuomet, kai šie fiziologiniai pojūčiai interpretuojami kaip pavojus. Toks žmogus gali dažnai tikrinti sveikatą, matuotis pulsas, ieškoti simptomų, klausti artimųjų, ar jam iš tiesų yra viskas gerai. Ir atvirkščiai, toks žmogus gali vengti gydytojų, vengti visokiausių tyrimų, pokalbio apie ligas, vengti fizinio krūvio, nes iš tiesų bijo pajusti simptomus. Šalia nerimo atsiranda gėda, pyktis ar bejėgiškumas. Bejėgiškumas, kodėl aš negaliu nusiraminti, kodėl aš tiesiog negaliu. Labai svarbu suprasti, kad sveikatos nerimą palaiko ne patys pojūčiai, o tai, kaip mes juos interpretuojame ir tai, ką darome po to. Daugiau tikriname, ieškome informacijos ar vengiame. Tuo tarpu trumpam tikrai palengvėja. Ilgalaikiai perspektyvoje nerimas tik stiprėja ir grįžta. Pirmasis žingsnis galėtų būti nebandyti nustoti nerimauti, o savęs paklausti. Ar šiuo metu aš rūpinuosi savo sveikata ar bandau nuraminti savo nerimą?